Tai eilinis Lietuvos šuo Reksas. Tokių kaip jis pas mus yra dešimtis, šimtai tūkstančių. Visi jie atlieka savo reikalus. Rekso šeimininkas mano, kad šuns išmatos kieme ne jo reikalas. Juk dėl vienos krūvelės nieko neatsitiks, bet kas būtų, jei visi taip manytų. Šunų išmatos pavojingo žmogaus sveikatai. Galima užsikrėsti inkstus bei kepenis žalojančią leptospiroze bei regėjimą pažeidžiančią toksokaroze. Dėl nesurinktų išmatų gyvūnai gali užsikrėsti infekciniu hepatitu bei parvo virusu. Sakote, ne jūsų reikalas, tada kieno? Surinkite savo augintinių išmatas ir išmeskite jas į specialias šunų ekskrementų surinkimo dėžes arba buitinių atliekų konteinerius. Jums padėkos kaimynai, žaidžiantys vaikai. Aplinka taps gražesnė ir sveikesnė. Kasdieną kiekvienas vidutiniškai sunaudojame 80 litrų vandens, kuris virsta buitinėmis nuotekomis. Kas trečias būstas Lietuvoje nėra pajungtas prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos. Netinkamai tvarkant buitinės nuotekas, jos patenka į gruntinius vandenis ir užteršia geriamą vandenį. Nuotekose esantis chemikalai ir bakterijos gali užteršti paviršinius vandens telkinius, kuriuose maudomės. Atkreipkite dėmesį ir į kitus gruntinio bei paviršinio vandens taršos šaltinius. Lauko tualetą statykite kuo toliau nuo šachtinių šulinių. Kuo atokiau nuo šachtinių šulinių sandėliokite gyvūnų mėšlą, nes jis gali užteršti geriamą vandenį. Bent kartą metuose patikrinkite geriamo vandens kokybę laboratorijoje, jei buities poreikiams naudojate šachtinių šulinių ar šaltinių vandenį. Prijunkite namo nuotekų sistemą prie nutiestų ar planuojamų tiesti nuotekų tinklų. Jei tokios galimybės nėra, įsirenkite sandarias vietinės nuotekų išsiurbimo duobes ar pastatykite vietinius nuotekų valymo įrenginukus. Tinkamai tvarkydami buitinės nuotekas išvengsite administracinės atsakomybės ir prisidėsite prie švaresnės bei sveikesnės aplinkos kūrimo sau ir savo vaikams.